Labas visiems, šiandien turim 10 km, pagaliau atėjo ta diena, žodžiu, išbandysim jėgas. Dabar gerą mankštą padarau ir pradėsim bėgti. Kaip matote, šiandien netoli Žalių ežerų, kas žino Vilnių, tas tikrai pažįsta šitą vietą. Ne šiaip savo tokį maršrutą pasirinkau, pabaigoje pamatysit kodėl. Žiūrėkit iki galo. Gerai, o dabar pradedam bėgti. Pirmin, aš dar ką noriu pasakyti, bandysiu prabėgti tos 10 km per valandą laiko. Tai aš dabar bėgu iki Žalių ežerų, iki Balsių, tada apibėgsiu aplinkui ir ten bus finišas. Pirmas kilometras padarytas, liko 9. Lekim priekį. Iš rankų viską filmuoju, nes turiu tokį iššūkį savo padaręs, nemažą, nelengvą, tai dėl to biškį palaikau tempą. 2 km yra, bet tempas nelabai geras. Yra trečias kilometras, tempas 6,10. Ne geriausias. Norisi pagerinti, bet pastoviai į kalną judu. Judu dabar nuo kalno. Bėgau į kalną. Dabar nuo kalno. Biškį atsigavau, atsistatė kvėpavimas. Bandysiu biškį pagreitinti. Judu nuo Rytelių kalno dabar. Čia paskutinis mano šansas pagerinti tempą, nes po to priartėjom prie ežero ir bėgsim aplink. Ten, man atrodo, bus ir vėl į kalną. Žaliai ežerai. Čia prasideda mano ratas. Ten matosi už manęs paplūdimys Žalių ežerų. Kažkur tai ten stovi žmona, laukia manęs. Nuostabus takas prie pat Žaliųjų, bet ne tempo palaikymų tikrai. Apie ką aš ir kalbu. Priartėjau prie tokios vietos ir kaip apibėgti. Tai jau dabar matau, kad nebus valandos, bus daugiau ir vėl apsirikau su trasą pasirinkdamas. Vos randu vietų, kur galima pažiūrėti į kamerą, o ne į kelią. Žodžiu, blogi rezultatai, blogi. 6 km ir 8, ten kažkiek 4 gal. Gerai, kad mano batai pritaikyti prie trail runų, nes jeigu būtų kažkokie bėgimo bateliai, tipo Nike arba Adidasai, tai jau 2000 kartų būčiau paslydęs, griuvęs ir taip toliau. Labą dieną, kaip sakytų mano vaikai. O tokį pliurzą turim, šaknų medžių. Dabar yra lygiai pusė ežero. Žodžiu, jėgų tai trūkumas, bet savijauta gera, bet trūksta biškį jėgų ištvermės. Gal kas turi vitaminų, kokių kaip reklamai, kad būtų. Tipo, vieną tabletę išgeri ir gali arti kaip arklys. Tai pasidalinkit, labai norėčiau tokių įsigyti. Na ką jūs galvojat, yra 7 km, atspėkit tempą, yra 8,10. Ką aš savo galvojau, kai sakiau, kad bandysiu tilpti į 5,5 ar dar mažiau. O, fainas tiltelis, bet nebėgsiu. Gerai atrodo tokį kalniukai. Iš tikrųjų labai gražu, bet labai tuo tarpu ir sunku. Čia iš tos pusės ežero geresnis biškį keliukas, lengviau netgi bėgti, nors kalniukų daugiau yra, bet nėra šaknų, nėra taip šlapia. Gal čia dėl to, kad aš biškį toliau nuo ežero,
Ir vėl tokie dalykai. Judam žemyn ir į viršų. 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 Trumpai tariant, tai nuo 8 km pradėjau bėgti į viršų, į viršų, į viršų. Vis aukščiau, aukščiau, aukščiau. Gerai čia atrodo viskas. Saulė labai šviečia. Labai oras geras. Ir aš uždusęs bėgu. Bet nieko. Apskritai tai patinka. Viskas gerai. Pakilau dabar. Stoviai. Ten tie kalniukai tokie nežymus buvo. Bet apskritai tai labai aukštai aš. Ir jau yra virš valandos. Valanda ir 2 minutės. Sutikau bendraminčių, pakalbėjau. Vyrukas vyresnis, gal 50 metų. Kasdien bėgioja čia prie ežero. Super. Išbėgau prie parkingo, to pagrindinio paplūdimio. Bet pritruko man dar pusę kilometrų, tai pabėgiosiu čia ratais biškį. Mačiau, jau mano mašina stovi. Tai žmona čia yra, laukia manęs. Kažkaip į pabaigą lengviau bėgiot. Nors ir yra jau beveik 10 km, bet atsigavo kvėpavimas. Oi, labas. Bėgau 10 km, tempas 6,5, tai nėra taip ir blogai. Aš galvojau, bus 8 kažkur tai. Bet paskutinį kilometrą gavosi, kad pagreitinau, nes buvo nuo kalno. Tai kodėl čia pasirinkau šitą trasą, tai dėl to, kad šiandien bus pirmas maudynės šaltam vandenį, šaltukus, rankšluostis. Ir bandysim nerti. Lipam į vandenį. Kojam šalta. Kojas tai šalta. Aš turiu papildomą silačerku irgi, galūnės, kai šalta, tai... Gerai. Nešalta, bet... Aš trumpam. Kaip pas ką kraujuot. Supratau. Ko atgal. Sėkmės. Tai gyvas. Bet kojas šalo tik tai. O kūnas visai gerai. Šiaip galvojau, su žmona būsiu, jinai buvo čia, bet mano žmona, jinai tokia raketa yra, jai 20 minučių čia yra amžinai ilgai, tai dėl to aš vienas šiandien. Tai žodžiu, tokie 10 km, apskritai labai patenkintas, maudynės super, netgi mankštos nedarysiu, dabar su šortais sėdžiu, labai šilta, faina. Aišku, oras pasisekė, saulėta, gražu, gal 7 laipsniai šilumos. Grūdintis visai smagu buvo, žodžiu, pakartočiau dar ir dar. Kviečiu kartu, jeigu kas norit, prisijunkit. O aš jau šiandieną treniruotę baigiu, varysiu montuoti vlogą. Jūs prenumeruokit, spauskit laikus, kam patinka, komentuokit. Ir tada iki kito karto. Ate?